Sveiki, gerbiami žiūrovai. Mūsų laidos svečias Remigijus Žemaitaitis. Sveiki, Remigijus. Sveiki, gyvi. Malonu Jūs matyti. Malonu, kad atvykote mano kraštus jau. Juokas prašaras. Ir nepaisant mūsų laidos pavadinimo, pradėsime nuo optimizmo. Nes aš iš principo esu optimistas, manau, Jūs irgi optimistas. Tai, kad po Jūsų laidų, kurius Jūs palėtėte mūsų Lietuvos patriarchus, jo anūką, išsakytą nuomonę iš ties, kad jie beveik dirba norėdami to Maskvos labui. Aš labai džiaugiuosi, kad Jūs esate čia, o ne uždarytas, šiek tiek kitose sąlygose, apsunkinančios darbą. Tai reiškia, mūsų šalyje yra demokratijos, tai yra pozityvas. Arba nusilpo patriarchas. Ne, patriarchas nenusilpo, žinai, tikrai ne. Šitas žmogelis tikrai nenusilpo. Paskutinį kartą aš jį mačiau Palangoje, mačiau Pušų paunksnį restorane, nepanašu, kad jis būtų nusilpęs, žinok, tikrai ne. Manau, kad vasarą visi atostogauja, o manim turėtų jau jie kažkur ties rugsėjo 3 užsiminėti. O žiūrint, jeigu iš rinkimų perspektyvos, tai aš manau, kad tikrai neapsėsiu be kratų, be kokių provokacijų, be, nežinau, ten kokių grinų pinigų, be narkotikų, sakys, ten, nežinau, ras kokius ten kandidatus mano blogus. Viskas tas bus. Čia... Remigijus, bet reikia žvelgti pozityvą. Jūs be jokių motyvų galėjote jau būti uždarytas tokiu gražiu oru 48 valandom, bet to niekas nepadarė. Jo. Reiškia, tai yra poslinkis į demokratiją. Aš vienas dalykas į demokratiją, kitas dalykas, aš manau, kad jie irgi nėra tokie tiek kvaili. Jie skaičiuoja ir mato situaciją, kurią pusė tauta gali pakilti, ir jeigu jau dabar imtųsi tokių drastiškų priemonių, tai klausimas, kaip tauta reaguotų. Vasarą, ne vasarą, man atrodo, visi tada tikrai tam Landsbergiui Liuliai važiuotų ir ten nepadėtų tie 5 apsaugininkai. Jūs galvojate apie tautą, aš galvoju, kad tai vis dėlto yra Jūsų oponentų tolerancija. Vis dėlto elgesi tolerantiškai, neuždaro Jūsų, leidžia kalbėti. Tai pratęsiant klausimą apie toleranciją, aš norėčiau paliesti kitą momentą. Plačiai nuskalbėjusi visam pasaulyje olimpiados, visos pasaulio šventės atidarymą. Ir ar ten tikrai buvo tolerancijos pavyzdys? Ne, tenais buvo tiesiog, žiūrėkit, nes keletą yra variantų. Yra pasaulio lyderiai, kurie priklauso LGBT bendruomeniai. Tai Prancūzijos prezidentas yra vienas iš tų žmonių, kuris aiškiai propaguoja, aiškiai pasako, kad tos paties lyties asmenų santykiai yra teisėtai, priimtini ir viskas yra tvarkoj. Tai mesgi Makrono orientaciją puikiai žinom, žmona ten numatyti daugiau mažiau yra tik tas fasadas šalia jo, nes, sunku man įsivaizduoti, kad jaunas bičiukas mokykloje susipažįsta su teta Ciocė ir teta Ciocė tampa jo žmona. Čia mes turim keletą variantų, tai yra Galkinas ir Pugačiovanė, ir Makronas, ir Makronienė. Iš tikrųjų, meilė yra akla, tai mes galėtume atmesti dalyką, kad jos sūnus yra šiek tiek vyresni už... Man nereikia jokių čia apie meilio aklų, man nereikia, aš esu šiaip tai mokslo žmogus. Ir kada žmogaus skirtumas tarp vyro ir moters arba moters ir vyro yra daugiau kaip 25 metai, tai yra kažkas tai jau ne taip. Tai yra mokslas, yra konstatavęs ir čia nebereikia, iš manęs nebetikinėkit šitais dalykais. Aš daugiau mažiau mokslu to tikiu. Tai čia yra faktas. Antras yra dalykas, kadangi vyksta Prancūzijoje ir Prancūzijos prezidentas leidžia šaipytis. Jeigu prisimenate, pirmoji buvo Prancūzija, kur leido šaipytis iš Mohamedo pranašo, kai pamenat, buvo karikatūros. Atsakas prisimena, koks buvo, greit išpjauti, paskirsti, galvos nurieštos, nujauntos ir apsauga skirta. Krikščioniškas pasaulis arba tyčiamas iš krikščioniško pasaulis bus ramesnis, nuosaikesnis, dėl ko? Todėl, kad krikščionis, kas dabar vyksta pasaulyje, jeigu mes pažiūrėsim tam tikrus įvykius, krikščioniškas pasaulis šiek tiek kitaip žiūri šitus dalykus. Bet olimpinės žaidynės tai buvo visiškas absoliutus patyčių objektas, tai buvo patyčios iš normalaus likusio pasaulio, jeigu taip pasakysiu. Antras yra dalykas, aš tą takoskyrą turiu tarp Eurovizijos. Eurovizija tai yra, kaip aš sakau, tai yra, jeigu mes Tailande, Filipinuose, ten Brazilijoje, mes turime transvestitų šautos vadinamus, kur būna tenais pasirodymai, tai mes Euroviziją turim 2 Europai tokią pačią. Jeigu tai imi Tailandą ir imi Euroviziją, tai yra analogija tas pats. Jūs kaip žmogus, užgavo tai ar ne? Mane tai užgavo. Mane užgavo, žinot, ką mane kas užgavo? Mane užgavo, kad tai yra pasaulinio lygio renginys ir mes netgi šičia negalim būti subtilus, mes negalime viens kito be įžeidimų padaryti renginį. Tai yra olimpinės žaidynės, tai yra mena ten 1000 metų, grubiai, kaip jeigu taip jau, patys tą idėją sportą, jeigu taip pasižiūrėsime, O vėlgi reikia žiūrėti, dėl ko jie tai padarė. Tai nuo kokios valstybės prasidėjo olimpinės varžybos? Kokioje valstybėje?
Graikija pati pirmoji. O kas Graikijai buvo ir griuvo imperija, arba, kaip sakant, per ką visuomenė išprotėjo ir įsikraustė? Per iškrypimą, ne? Tai tenais buvo labai stipriai šitas kultas irgi išpropaguotas. Tai man kažko tai vaizdas primena šitiek Bibliją, kadangi šią dažnai paskaitau ir pavartau, tai Sodomo ir Gomoros išvarimas, ne, ir miesto sugriuvimas. Tai jeigu Graikijoje įvyko tie patys dalykai ir griuvo, Romos imperija irgi lygiai taip pat, tai kas įvyko olimpinėse žaidynėse, tai parodo absoliučiai pasaulio santvarkos sugriuvimą. Ką mes galime padaryti, kad šiek pakeistų situaciją, nes, sakykime, aš esu linkęs toleruoti visus tos dalykus, ta prasme, nes nesu šalininkas, bet linkęs toleruoti, nes skiriau net ir paramą gėjų eitynėm Kaune. Bet čia nėra problemos. Jo, bet noriu pasakyti, ką mums reikia daryti, kad tai neįsibajotų, nes dalis mūsų ir Lietuvos gyventojų, ir dalis Europos gyventojų, linksta kaip ir neturėtume į Putino pusę, sakykime. Tai yra bėda, kad tokie veiksmai išprovokuoja Putininkų šalį. Todėl, kad tokiam renginiui, bet, Ginai, tu suprasi, tokiam renginiui negalima naudoti LGBT šitų santykių, negalima. Tai tiesiog yra visos bendros visuomenės. Kad eitynės ir aš problemų šičia nematau. Eikit, būkit, dalyvaukit, man čia aš problemų šitame mačiau. Gyvena jie kartu, mes turim irgi šeimoje bendrų pažįstamų draugų, kur gyvena ir keliauja su mumis, jie išvis, kaip sakau, jokių problemų nėra. Bet kada tu iš tokio viso renginio tu padarai šou savo ir atkreipti dėmesį į save, tai yra nepriimtina, tai yra neskanu. Šovinistinės jėgos auga tokie kaip fašistai, kaip aš sakau, nacionalistai, kaip Nacionalinis, kaip Kasčiūnas, kaip dar keletą Lietuvoje mes turim, jų auga, jų gretos didėja ir jos didės dėl to. Todėl, kad galima labai lengvai supriešinti visuomenį. Bet jie yra, žinokit, kaip du susikėtys indai. Indui reikia vandens, vandens reikia indo. Tai kaip ir, pavyzdžiui, aš Gražulis. Man tai yra, aš vis galvoju, ar jis yra tas aktyvusis LGBT bendruomenės narys, ar jis yra pasyvus bendruomenės narys. Nes man toks vaizdas, kad jis yra antras po Fimonenko ir jisai strateguoja, kokius dalykus daryti. Nes jeigu, žiūrėkite, nebūtų Petro, tai Lietuvoje nebūtų nei tų eitynių kažkokio emocionalių, nieko nebūtų. Petras padaro šou, jie tada gaunas didelę reklamą, tada jaunimas pradeda palaikyti LGBT, nes iš principo nekenčia Petro, nes nusako tas juokdarys klaunas Lietuvos, davai aš palaikau juos. Tada jos palaiko, automatiškai jų gretos didėja, procentai palaikančių didėja, finansavimas didėja. Petro irgi rinkėjo didėja. Tai man toks, Grįžtant prie mūsų Paryžiaus olimpiados įdarymas, turbūt galėtumėm tada sutikti, kad tai buvo padaryta klaida. Ir leidžianti aukti, sakykime, dešiniųjų fašistų gretoms. Nesakyčiau, kad klaida čia buvo labai kryptingai, tvarkingai padaryta, nes jūs pažiūrėkite, kada buvo pasirinkta po svarbiausių Europos parlamento rinkimų, po Vokietijos rinkimų, po Prancūzijos rinkimų. Čia buvo ženklas ne jums, čia buvo ženklas Europai. Ir Prancūzijai kas laimėjo rinkimus? Tai yra kairieji leftistai ir Marine Le Pen. Jeigu paims, Makrono flangas prapylė pakankamai skaudžiai rinkimus. Tai ir šičia nepamirškite dar, dėl ko olimpinės žaidynės buvo padarytas. Kas vyksta dabar Amerikoje? Aš supratau, ką jūs norėt pasakyti, bet aš esu optimistas ir jeigu tai yra netyčinė veika, o klaida, tai turbūt reikėtų tada vengti tokių klaidų tam, kad neskaidyti mūsų europinės visuomenės. Ne? Čia vienareikšmiškai. Jeigu čia klaida. Jo. Tai aš, kaip sakiau, esu optimistas. Okay. Grįžkim gal dabar į Lietuvą, iš tikrųjų, apie mūsų žemiškų problemų. Daug tenko bendrauti su žemdirbėjais. Ir man, ir jūs turbūt bendrauti su žemdirbėjais. Ir jie skundžiasi, kad mes neturime Lietuvoje žemės ūkio ministro. Ta prasme, 2 ministrai atstovauja aplinkosaugos klausimus. Tai aplinkosauga yra gerai, viskas. Mes irgi dabar sėdime gražioje vietoje, vanduo, paukščiai, žaluma, viskas gerai. Bet kažkas turi rūpintis to, kad užauginti duonelę, kurią mes visi valgome ir norim toliau valgyti. Tai ką daryti, kad Lietuvoje pradėtų bent vienas ministras rūpintis žemės ūkio klausimais? Visų pirma, turėtų premjeras turėti sopračio apie žemės ūkį, bet kai tu premjerą turi kosmonautą, tai ką tu ten labai kažką tu jai gali ir paaiškinti. Tai kada tu turi užsienio reikalų ministrą, žmogelį irgi, kuris yra ufonautas, kosmonautas ir jo senelis žemę padarė kilnojimą ir pradėjo skraidyti ir jis labai didžiausia, kad sugriovė kolūkis, bet viskas grįžta prie to, kad... Čia fenomenas, pasaulyje turbūt vieninteliai. Žemė kilnojamas turtas. Mes vieninteliai, aš pats, kadangi dariau tada studijas, dariau darbą, kaip tik apie tai rašiau, tai Lietuva buvo pirma pasaulio valstybė
valstybė ir kol kas nėra, kad žemę padarė kilnojimą. Antras dalykas, mes buvome iš tų nedaugelių pasaulio valstybių, tai yra trečia Europoje, kuri sugebėjom sugriauti infrastruktūrą, tai yra kolūkinė infrastruktūra, kuri buvo išvystyta viena geriausių, moderniausių Tarybų sąjungų. Jeigu pažiūrėsime Lietuvą, Tarybų sąjungos kontekste, kolūkio sistema turėjo pačią geriausią. Ir antroje vietoje stovėjo Baltarusija, ir jeigu matote Baltarusijos žemės ūkis, aš nekalbam apie Lukašenką, aš nekalbu apie ten apie kitus reikalus, man ten 100 metų, bet aš kalbu apie žemės ūkio ir pramonės sektoriaus išvaldymą ir sulaikymą. Tai šitas yra. Ir jeigu pastebėsite, tą pačią dabar kolūkinę santvarką nuo 2014 metų Putinas sukūrė Rusijai. Ir jeigu pažiūrėsite Rusijos šiandien pieno produktų ir pieno sektorius, pas jų yra 75-80% jau yra vidaus rinkos pasigamintas, mėsos sektorius dabar siekia apie 70-65%, paukštininkystės irgi siekiam jau į šitą lygį. Čia viskas jau yra, kaip sakant, Dievo rankos ir Nausėdo rankos, jo sprendimas daug ką lems. Kai paskiau nulems Šimonytė, jiem vėl parodys vidurinį pirštą ir sakys, žiūrėk, sėdėk savo rūmuose, tu man čia neaiškink iki spalio 13 dienos. Tai Navicko buvo pagrindinis tikslas, kuo daugiau įsisavinti iš europinių pinigų ir kuo daugiau gauti lėšų. Bet Europos Sąjunga, pavyzdžiui, man tenka, aš pats mes ūkininkauju, tai mes kalbam ir su Latvijos, ir kalbam su tais pačiais vokiečiais, pasišnekam, kada susitinkam paroduose. Tai jie stebisi, kaip Lietuva, dar tik Europos komisija priema rekomendacijas arba tik pradeda diskutuoti, jau Lietuva jau neša dokumentą, notifikavimą, jau neša jį gyvenimą. Tai dar kitos tik galvoja, o mes jau gyvenam. Ir aš tokį pasakysiu labai gerą pavyzdį. Prieš keletą savaičių buvo iš Vokietijos atvykęs vieno miesto meras į Kelmę, mes bendradarbiaujam, partnerystės yra ryšiai pasirašyti sutarimas. Ir mes paklausėm apie elektroautobusus, žinai. Tai jis sako, you are very rich. Aš jau klausiu, why are you talking about it? We are just thinking about it. Now you are doing it. Tai jisai sako, kad mes esame nesako turtingi. Mes ir konstituciją pasirašėm Europos Sąjungos neskaitę. Jo, tai tiesiog tas meras metuose toks su patirtis. Sako, jūs per turtingis, kad jūs, sako, jau dabar perkate, mes dar tik galvojame, ar tai verta mums naudoti. Ir žiūrėkit, visas pasaulis atsikando tais pačiais elektromobiliais. Jeigu pažiūrėsim, taigi elektromobilio pramonė dabar važiuoja į apačią kosminiais greičiais važiuoja į apačią. Tai tokį ir turime ministrą. Tai mes turim pelkių ministrą, kaip aš sakau. Bet čia, žiūrėkit, negatyvas. Pakalbėkime apie pozityvą. Žiūrėkit, mes turime sveikatos apsaugos ministrą. Tikrai šaunus vyras, nes jisai labai rūpinasi sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojais. Žiūrėkit, jiems padarė privatų draudimą. Šaunu. Jo, tai būtų gerai, kad jo protas neštų tiek, kad Lietuvos žmonės nereikėtų jiem laukti pas kardiochirurgą 5-6 mėnesių. Jis galėtų pasistengti, kad vaikai, kur reikalingas šiandien protezavimas, dantų peržiūra, ypatingai kurie deformacijos yra apsigimimai, laukia iki metų. Aš turiu Olgos įvykį Druskininkų, kur jos dukrytei paskirimas gydymas buvo užregistruotas 25 metų birželio mėnesį. Tai jūs galite įsivaizduoti, kai augantis vaikas, tas gumurys visas formuojasi, tiesiog, tai mes turime magnetinius rezonansus, kur laukiam 4-5 mėnesius, bet Dulkys lengva sąžinė pasamdo privačią draudimo kompaniją. Mintis yra labai paprasta, gintai. Jie yra Amerikos moksleiviai. Jau yra pagrindinė pamoka arba pagrindinės tos vadinamos skultas tai yra būtent Amerikono. Amerikono koks yra privatus gydymo sektorius. Tai tik privačiam gydymo sektoriui tu gali gauti gydymą. Jeigu tu esi draustas, privačiam tu gausi. Jeigu ne, tai yra vadinamos tos bažnyčių ligoninės, arba kaip lietuviškai, kaip čia, pirmos pagalbos, taip turėtų jo. Pirmos pagalbos tos ligoninės, kur arba tau sutikė, arba tau duoda numirti. Vat ne taip prisinai mano giminaitė gimdė Amerikoje, tai vaiko gimdymas buvo 62 000. Tai 56 000 kompensavo jos privatus sveikatos draudimą, likusi sumainai turėjo susimokėti. Tai dabar jūs man parodykite pagal Dulkys, Matulas, Šimonytė, Danguolė, Veryga, tarp kito, jūs labai neteisingai kaltinat Dulkį. Visų gydymo įstaigų privatizavimą tai pradėjo Veryga 2017 metais. Aš nekaltinau, pagyriau, kad jis labai rūpinasi savo darbuotojais. Bet norėtųsi, kad rūpintųsi visais Lietuvos žmonėmis. Tai Veryga pats pirmasis, kuris pradėjo rūpinti savo sveikatos ministerijos darbuotojais ir pradėjo į privatizavimą gydymo įstaigas nuvesti. Žiūrėkit, galima sakyti, kad tai yra tiesioginis darbuotojų papirkinėjimas, ne?
Vienas niuansas. Kitas niuansas man proto nesuvokiamas, kam drausti papildomų sveikatos draudimų kabinetinį žmogų. Tai yra, kuris sėdi kabinete. Aš suprasčiau, kad būtų, pavyzdžiui, kokie vėjo keliai draudė. Aš būčiau kelių priežiūra, kur ten darbuotojai dirba su technika, su traktoriais, vėjais, kersvėjai, žiemą, vasarą, lietus, ruduo. Aš metu vietoj suprantu, ne? Žinot, kai sėdi kabinetuose, irgi yra tam tikrų lygų, dėl kurių kalbama, kad ir Napoleonas Vaterlo mūšį pralaimėjo. Nu jo. Remigijau, pasakykite, ar yra jūsų nuomonė šitoje vyriausybėje gerai dirbančių ministrų, kurie galėtų būti, sakykime, jūsų formuojimo pavyzdžiui? Aš galiu pasakyti, jie gal savo neveiklumu yra gerų. Pavyzdžiui, Skuodis. Žiauriai geras ministras. Jis niekur nesikiša, iš niekur nesupranta. Jis nieko blogo nepadarė ir jo dėl nėra ko kritikuoti. Jo, ir aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, kokia kelių direkcija, kelių priežiūros tarnyba, vidaus vandenų. Aš žinau, jie trina rankoms. Jie turi lūzerį, iš tikrųjų, jis pats žmogus, jis nėra geras, man teko su juo daug kartų bendrauti. Jis pats toks pukuotas, minkštas, geras, bet jis yra lūzeris būtent susiekimo transporto srity. Jis kaip vadybininkas, jis yra tvarkoj. Aš tarp kito vieną mačiau susirinkimą, griuk negyvas, kad ministras sėdėtų ir kiekvieną valdininko pasakytą žodį rašytųsi, aš dar gyvenime gintai nesumatęs. Tai ministras tai yra lyderis, kuris tu formuoja nuomonę, pozicinę, prieš tai su patarėjais tu pasitarė, kurią kryptį mes važiuojam. Bet kad ministras eilinis specialistas sakos ir jis viską rašinėjęs, tai tau parodo vieną dalyką, kad jis ministerijoje neturi absoliučiai jokios informacijos, jis nežino, kas vyksta ministerijoje ir jis nežino, kas tai yra susiekimo sistema. Jis nežino. Vizijos nėra. Jo, nėra vizijos, nes lyderis tu turi turėti, tu matymą. Brazauskas turėjo matymą, ne? Daryti klaidas. Jo, tai lygiai taip pat švietimo ir mokslo ministerija nauja paskirta. Klausaisi jos dalykų, tu šiurpsi, ne? Bet iš kitos pusės aš galvoju. Ačiū Dievui, kad dar yra protingi valdininkai, nes tada iš visą švietimo ministeriją sugriūtų. Sudėliokime hipotetinę situaciją. Remigijus Žemaitaitis turi galimybę tapti premjeru su savo komanda. Kaip Lietuvos žmonės pajustų, kad iš tikrųjų mes einame link gerovės valstybės. Neateinantį kartą, ne vaikai, ne anūkai, bet tie patys žmonės, kurie šiandieną gyvena. Jo, tai aš manau, kad visų pirma, tai yra ministerijos korpus asmeninė atsakomybė už priimus sprendimus. Tai yra, pažiūrėjau, aš, jeigu kaip su kaip premjeras, aš pas savęs įmonė, ne ūkį ateinu, ateina vienas ar kitas padalinio vadovas ir man sako, mes dabar norėtumėm nusipirkti papildomai ten traktorius arba padargus. Ir aš jam sakau, jeigu tu nori pirkti traktorių, galėtų man pagrįsti, kiek jisai metų dirbs pas tavęs per metus, dirbs moto valandų. Jeigu jisai dirba tik 50% užimtumo, sakau, tai kam mums pirkti techniką ir investuoti 300 000, tai geriau mums ją samdytis, metus mums samdymas 300 laukų apsiimas kainuos 25-30 000 eurų, tai ką tai reiškia, tai per 10 metų tu sumokėsi 300 000, bet per 10 metų tavo traktorius, tavo technika, jinai nusidėvi dvigubai. Tai sakau, tai reiškia, mums nereikia. Jeigu tu man atneši su verslo planu, kad tu sakai, mes su to traktoriu apsisėjame savo 300 hektarų ir dar papildomai įsėjame 50 hektarų, ar ten 200 ar 500 hektarų, sakau, tada skaičiuojam. Tai aš manau, kad lygiai taip pat būnas premjeras, aš to norėčiau išgirsti. Tai kitas dalykas, tikrai nebijočiau leisti, kad ministrai klystų. Tai yra pas mus yra problema, kad ministram tarsi pas mus pirmokam draudžiama klysti. Suklysi, tai tave atleis iš ministrų ir panašiai. Nereikia to dalyko bijoti. Man tas toks vaizdas yra. Bet ar yra tokių dalykų, kur paprastas žmogus, paprastas pilietis pajustų iš karto, tai perspektyvoje 1, 2, 3 mėnesių, ta prasme, nes tai yra labai sudėtinga. Tai labai paprastas, tai per 2-3 mėnesius tu labai gerai pajusti. Tu sveikatos draudimo rezervą nuo 16,7% sumažini iki 12%, skiri papildomai 100 milijonų magnetiniam rezonansui ir širdies onkologinių ligų patekimui pas gydytojui, tada gydytojai forminė ant 1,5 etato, jeigu tas neapsisuka, tu privačių įmonėje samdai papildomas konsultacijas, viskas ir po 2 mėnesių žmogus turi efektą. Tai žiūrėk, elektros tinklų, beprotizmas, tas, kur čia dabar nelaimė įvyko, kur mes čia be elektros buvo, mane 2 paras. Tai durnius gali būti. Tai kaip gali įmonės vadovas neturėti papildomai sutarčių pasirašymas papildomai darbams? Net mes ūkį turim, aš turiu 50% teritorijos priežiūros, o man čia reikalinga žiemą sniegą nuvalyti, ne? Tai 50% aš turiu fiksuotą sutartį, 50% aš turiu kintamai. Nes ką tai reiškia? Nes jeigu iškrito papildomai daugiau sniego, ne? Tai ką tai reiškia? Jis man turi per 24 valandas nuvalyti kiemą. Tai jisai samdos, man nesvarbu, ar jis samdys iš Petro, Antano ar Stasio kažkaip. Tai elektros tinklai pasirodo, jie turėjo tik fiksuotas sutartis, papildomų neturėjo. Žmonės tai išgirdo ir jeigu jūs jo būsite,
tai jūsų ir paklaus, nes laidos įrašus tada galima pasižiūrėti. Tai drąsiai, tikrai taip. Kitas klausimas. Jeigu jūs turėsite valstybės valdymo svertus, ar tik tais užsimsite kūrybinių darbų, ar tiesiog ieškosit kaltų, kas padarė iki šiol negerus dalykus, nes tų negerų dalykų yra atlikta valstybėje tikrai nemažai. Aš esu pasakęs, energetinis auditas bus atliktas, kiekvienoje ministerijoje bus auditas atliktas, aš kaip premjeras į tą man neįdomu bus kištis, mano bus tikslas formuoti viziją. Bus tam, kas yra pareigūnai, kurie tą tirs, mano tikslas yra vaizduoti į priekį tai, ką aš turėsiu, kokius finansų galimybės turėsiu, tokią aš viziją matau, tą aš ir važiuosiu. O čia yra bus. Sėkmės jums. Ačiū labai. Ačiū. Sėkmės už tai, kad atėjote į laidą, ačiū, kad pabuvote. Aš manau, kad žiūrovams bus įdomu. Gerbėjai žiūrovai, kam patiko mūsų laida, spauskite patiko. Prenumeruokite mūsų kanalą Juokas pro ašaras. Šiandieną mes bendravome su Remigijumi Žemaitaičiu. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki malonaus.